ferverkai labai arti jų, nevažiuok iš jų. Давай, Хебро, cheers. Kafkė, kad būčiau A tai ten nelabai. čia būdų nelabai kokie. Geras dviratis, va ten, viduj. Autobusas kažkur matomai eina čia jo, tai tu gal autobusu jau tada jau. Matau, jūsų padangas biški orą leidžia. Taip, va, žiūrėk, čia va, kaip tik, va, mergaičių lovas. Va, a dėdė jau žino, kur miegos, va. Rankos pyšinos. Grandiniai, amba. Davai, Kebry. Kaip tai netilpsi? Daryk. Tas vienas va čia važiuoja. Tas tai yra. Už galvo turi, va, kaip Tomkus, va, taip žiūrėk, dabar aš dar čia. Jis debilai, ble. O, paspaudė. Kaip mes dabar išeisim, man yra klausimas. Aš pirmas gal. Jo, tu Kviesime. Jo, tai žinok, čia tau yra. Откройте ворота, блядь! Застрял! Po to taip žiūri žmonės, paprasti žmonės, bet kai paklausiau, kiek jūs čia sugebat nuvažiuoti veikti, tai supratau, kad geležiniai žmonės. O tokių geležinių žmonių reikia Lietuvai. Matai ir sakom, čia niekada nebūna ir šaunam tiesiai. Ne, nu pasižiūrėkim. Aišku, visose šitose vietose stovės žmogus su labai ryškia liemenė. Tur atsuksiu. Visų 3 prizmų negausite. Mes taisyklės nustatom ir jums neduosim. Būna ten keli tokie neapsisprendę, kai kas dar abejoja, bet ar kitus, ar save, bet visi daužys. Baisiausia yra Briefingas. Iššokti ką, į smėlį? Iššokti ir sustoti. Nepadės parangos, nepadės. Jeigu miks visi. Jo. Ar su 3 mm, ar su 7. Tai žodžiu, proti, visa kita, kas yra už to, yra žiauri klampu. Būna tokių vietų, jeigu važiuoji prieš vėją, pajūriu ir važiuoji visokio klampumo smėlių, žvyrų ir viso kito, tai būna taip, kad yra tekę mint 5 km per valandą greičiu ir galvoji, kad namo, šiandien negrįši. Kažką matomai čia, pas mane jau kažkokie garsai, neaišku. Atsakymą čia asmeniškai, tai jeigu kam nepavyko prisitvirtinti numerio, drąsiai įdėkite į kišenę, finišą privažiuosit, pasakysit. Tie aukšti ferverkai, labai arti jų nevažiuokit iš kraštų, nes ten 7 metrų aukščio. Bent jau taip instrukcijai rašo. Kelias. Kažkur jo, toliau. Likti trečioj zonui, nelipti į 4, nu kiek įmanoma. Vietomis tiesiog kitaip neina, o kaip čia, tiesiog nulipi ir stumies. O ką daryti? Biškį pabėgioji ir eini. Paplūdimys turėtų baigtis už kokių, nežinau, panašiai gal kokių 8 km, gal 10. Ir tada prasidėsiu graveliai. Pasivysiu, kas bus greitesni, nuvažiuosiu į priekį. Paprasta matematika. Ir nereikia draskytis.
Davai, hebro, cheers. Pajūris biški išdaužė, biški išmaudė, pakeitė viską, ką vakar planavo, perdėlė į savo vietas, o tada dabar važiuosim. Dabar važiuosim kaip yra. Nespėjau kameros įsijungti, ką tik pit stopę šoviau Jėgerę, biški monstro, va palinkėsim mergaitai dar sėkmės ir varom. Liko kažkur 15 km, tai dabar jau esame už Kretingos ir važiuojam link Klaipėdos. Turėtume kokių 5-6 km. Distancija jau pasiekmėsna, manau, ir jau tada liks tiesiogiai palei Danę iki Meridiano, ten finišas. Liko paskutiniai kilometrai. Sukam. Все, dviratukai plaunami, gražinami,